Sveiki, dabar parodysiu, kaip Judra Vigilance duomenų bazėje, tai yra įtariamų nepageidavimų reakcijų į vaistą duomenų bazė, surasti kokią nors nepageidaujamą reakciją į kokį nors vaistą. Spaudžiame Search for Reports. Ir pavyzdžiui, norėtumėm susirasti pačią pirmą užregistruotą vakciną, tai buvo pačią pirmą užregistruotą vakciną nuo koronaviruso. Štai jinai, Pfizer-BioNTech vakcina. Ir mes jau patekom į informacijos puslapį. Jeigu norime konkrečios reakcijos, einame į Line Listing ir tiesiog Reported Suspected Reaction skiltyje pabandom ją įrašyti. Štai, sakykime, kiek žmonių mirtis įtariamai yra susijusios su šia vakcina. Run Line Listing Report. Ir jau turime štai visų tų pranešimų sąrašas. Galime keliauti žemyn ir peržiūrėti viską. Štai 395 eilutes turime. Galime analizuoti. Europos agentūra ir specialus farmakologinio budrumo ir rizikos vertinimo komitetas tą daro, tačiau ši informacija prieinama ir visuomeniai. Niekas nėra slepiama, galima žiūrėti, vertinti, galvoti ir laukti Europos vaistų agentūros tolesnių išvadų dėl tolesnio rizikos vertinimo. Ir be jokios abejonės, naujai sukurtas vaistas po pusės metų yra gerokai saugesnis negu tuoj pat patekęs į rinką, nes įvertinamos visokios situacijos, kokiais atvejais, kokiems žmonėms ta vakcina gali būti pavojingesnė, o kuriems specialių priemonių nereikia ir ta rizika yra maža.